Na, o dabar pakalbėkime ne apie malonius dalykus. 2012 metai mus pasitiko mirtimis keliuose. Iki praėjusio penktadienio, tai yra mažiau nei per 3 savaitės, šalies keliuose žuvo 24 žmonės. Tai yra 14 žmonių daugiau nei pernai arba daugiau kaip 2 daugiau žmonių nei pernai. Ne vienos nelaimės priežastis yra netinkamos naudoti padangos, nudilusios padangos arba jos skirtingos sumontuotos ant priekinės ir galinės ašies. Apie tai mūsų reportaže. Praėjusią savaitę Vilniaus rajone dėl vairuotojo kaltės avarijoje žuvo kartu su juo automobilyje važiavusi sesuo. Šio automobilio priekinės padangos buvo žieminės, o galinės vasarinės. Kita avarija Zarasų rajone. Čia automobilis vairuojamas moters posūkyje nuslydo nuo kelio ir įlėkė į tvenkinį. Mašinoje nuskendo 2 žmonės. Priekinės padangos buvo dygliuotos, o galinės universalios. Dar viena avarija įvyko Molėtų rajone, kur automobilio apvirtus prie kelio esančioje pusmetrio gylio baloje žuvo 3 žmonės. Prieš 20 metų pagamintas automobilis važinėjo nudilusiamis padangomis, kurios netitinka techninių reikalavimų. Atlikom analizę visų pastarųjų eismo įvykių skaudžių ir nustatėm, kad didžiausia įtaka šitų avarijų atsiradimų ir jų pasiekmėm turėjo kelių eismo taisyklių reikalavimų netitinkančios transporto priemonių padangos. Ir nors kelininkai ir stengiasi, valo kelius, tačiau tam tikrose vietose žmonių gyvybę ir sveikatą gali išsaugoti būtent pasirinktos teisingos, tvarkingos padangos. Tai turėtų būti visos vienodo tipo padangos, kalbu, jeigu yra dygliuotos padangos, tai jos turėtų ir visos 4 būti dygliuotos padangos. Jeigu yra žieminės padangos, jos turi būti visos atitinkančios kelių eismo taisyklių reikalavimus, visos vienodo tipo padangos ir turinčios pakankamą gylį, toks koks yra reikalaujamas kelių eismo taisyklėse. Mūsų laida atliko eksperimentą. Išvažiavome į bandymų poligoną su tradiciniu lietuvišku 10-mečiu automobiliu Golf. Ant automobilio buvo sumontuotos apynaujas žieminės kieto mišinio padangos. Na, o bagažinėje turėjome 2 vasarinės. Eksperimentą atliks saugaus vairavimo instruktorius Andrėjus Savčenka. Pirmasis mūsų važiavimas su žieminėmis padangomis. Įveikėme elementarų posūkį. Kai padangos yra geros ir visiškai vienodos, artėjant prie posūkio, mums tenka tik pasirinkti tinkamą greitį ir gražiai ir tvarkingai pravažiuoti visą posūkį. Automobilis yra visiškai stabilus, nežiūrint tai, kad kelias yra nelygus ir slidus. Įsivaizduojam, kad atvažiuojant prie posūkio, mes šiek tiek suklydome su greičio pasirinkimu ir sukant mums dar reikia sumažinti automobilio greitį. Automobilis labai gražiai į tai reaguoja, priima visus mūsų nurodymus. Ta patį posūkį dabar bandys įveikti mažiau patirties turintis vairuotojas, kolegė Laima. Palaikom tolygų greitį. Interneto vartų moterims apie automobilius redaktorė į posūkį įlėkė per dideliu greičiu, bet sugebėjo suvaldyti automobilį. Bandytojai pasitreniravę nutarė išmėginti save ypatingai sunkiame pratime – briedžio teste. Automobilis įsibėgėja tiesiojoje ir mėgina apvažiuoti netikėtai kelyje atsiradusią kliūtį. Vairuotojų užduotis – išlaikyti mašiną kelyje, neapsisukti. Kitas mūsų išbandymas – klasikinis briedžio testas, universalus vairuotojų, automobilių, padangų bandymo testas. Tai yra kelias, kuris kažkurioje vietoje yra užtvertas, yra kliūtis, kurią mums reikia apvažiuoti. Greitis šito pratymo metu bus 50 km/h, standartinis miesto greitis. Nieko nenutokiam, kas darosi kelyje. Ir staiga pamatom, kad kelias yra užtvankas. Mums reikia apsukti, dakliuoti ir grįžti į savo eismo juostą. Šį kartą, kadangi padangos yra žieminės, geros ir, kas yra svarbiausia, vienodas, mums pavyko be didelių problemų.
Kągi, dabar jūsų eilė išbandyti briedžio testą. Greitis 50, trečia pavara ir staiga atsiradusi kliūtis. Prašau, važiuojam. Važiuojant su visomis žieminėmis padangomis, briedžio testas buvo įvyktas sėkmingai. O kaip bus, kai ant galinės ašies sumontuosime slidesnes vasarines padangas? Nutarėme išbandyti tokią kombinaciją, kokia buvo dviejose minėtose avarijose, kai ant priekinės ašies sumontuotos kur kas geresnės padangos nei ant galinės. Prieš tai mes važiavom briedžio testą, kai visos 4 padangos buvo tvarkingos, žieminės, ne pačios geriausios, bet vienodos ir geros. Dabar gale pas mus sudėtos vasarinės arba prastos žieminės padangos, tas yra vienodas. Greitis tas pats, 50. Pastebėjom kliūtį ir bandom ją apvažiuoti. Nu, susitvarkė. Bet jeigu prieš tai mes pravažiavome be įtampos, šį kartą taip lengvai mums nepavyko išsisukti. Net ir turint pakankamai įgūdžių. Labai sudėtinga suvaldyti automobilį. Taip, dabar galėsite pabandyti jūs. Užduotis ta pati, greitį gal pirmam kartui mes šiek tiek net sumažinsim, važiuosim 40, pažiūrėsim, kas bus. Prašau. Praeitą kartą mes važiavom greičiau. Taip. Ir susitvarkėme be problemų. Greitis mažesnis. Šį kartą nepavyko. Dabar išbandysim tą patį posūkį ekonominiu variantu. Kaip buvo. Ir mes vėl sugrįžame į posūkį. Pirmą kartą jūs sėkmingai be mano pagalbos įveikėte tą posūkį, bet padangos buvo žieminės. Dabar mes važiuojam su ekonominiu variantu, kur priekiai padangos žieminės, gale vasarinės. Ojei, kiek nukentėjusių. Kągi, jūs viską matėte, aš neturiu ką pridurti. Jūs matėte, kaip valdomas automobilis, kai visos padangos yra vienodos, atitinkamos kelių eismo taisyklių. Ir jūs matėte, kaip valdomas automobilis, tai yra nevaldomas automobilis tada, kada naudojamas ekonominis variantas padangų. Darykite išvadas, jeigu norite saugiai pasiekti kelionės tikslo. Man iš tikrųjų niekada nebūtų atėję į galvą užmontuoti skirtingas padangas ant priekinių ir ant galinių ratų. Ir pirmasis variantas man parodė, kad tinkamos padangos, net ir esant tokiai slidžiai, sniegingai dangai, jomis tu gali, su tokiu automobiliu tu jį gali valdyti, jeigu tinkamai vairuoji. Antrasis variantas parodė, kad tu gali dėti visas pastangas, stengtis jį išvairuoti iš to slydimo, tačiau jis yra taip nevaldomas, kad gali atsidurti ne tik pievui, bet ir užlėkti ant kitų automobilių. Važinėjant dideliais atstumais arba nuvažiuojant didelį kilometražą žiemos metu, būtina keisti automobilio, keisti padangas vietomis, tai yra keisti priekį su galu arba tiesiog nuo vedamos ašies nuimti ant nevedamos ašies, dėl to, kad rekomenduojama keisti tarp 5–10 tūkstančių kilometrų, tam, kad tolygiai dėvėtųsi ir kad vėlgi būtų maksimaliai paskirstytas visų padangų vienodas sukibimas su keliu.